Nu tai ką, sveikučiai. Dar galvojat, kur aš einu, ne? Nes aš esu vidury Dykynės laukų. Žodžiu, šiandien prasideda ralis, testiniai ruožai. Tai bandau nueiti kitų testinių ruožų. Nuo Kelmės čia takiukais, keliukais. Žiūrėsim, ko šiandien važiuos. O rytoj važiuosim į jau tikrus ruožus, ten daug tų trasų bus. Kiek spėsiu, tiek nuvarysim. O šiandien taip apšilims pasižiūrėt. Startuką kokį, kažką tokį. Tai atradau trasą. Ten starts. Čia kai varys tiesiai. Jeigu atsibos čia būt, ten yra posūkis. Kažkokius 100 metrų, 200. Tai nueisim iki to posūkio. Žiūrėsim, o dabar laukiam dar. Pirma mašina bus už 4 minučių, žodžiu. Gerai, jau uždariniai trasą. Kelias uždaromas automobilių ralio varžyboms, kelias uždaromas žiūrovų prašome neiti į trasą, prisiriškite. Toj prasidės ir jau pradėjo krapit. Šiaip rodė, kad žaibuos lys belia kaip. Tai man atrodo, kad jau ateina audra. Čia bus negerai. Jau skrend! Gerai, pirms praskrido jau. Nuputė su vėjeliu. Kai kulka šauna. Kaip kulka šauna. Kaip sviestą pjauna. Va, koks aštrus šits. Pravažiavo, pabandom kitą spotą. Biškį pažiūrėt, nes čia labai gerai iš to posūkio išein. Pabandysim pažiūrėti iš tos pusės. Bet ta pusė irgi čia neblogai buvo. Kaip sakant, lietus lyja. Ir iš batų tai eiktus šikas liks. Net nepagalvojau apie tą dirvą. Reik pasiaukoti dėl raliaus. Ribotuvais. Kai baisiai lyt pradėjo. Blemba turi apsiaustą, reiktų apsimauti, nes kupriniai visą elektroniką sušlaps, tai bus negerai. Kaip ir tikėtasi buvo, aišku. Nieko dedamės apsiaustą. Kaip čia jis dedas? Galis paaiškinti? Nežinau. Geriau nei nieko. Pabandom biškį kitur nueit, belia kaip lyj. Batam žopą. Paskrent kažkas. Pažiūrėkit į mano outfitą. Vingiuota. Aha. Ir paskui jau į dešinę. Tai
matosi, jeigu kuris jau rimtas, tai matosi, kada jisai pradeda stabdyti prieš tą 90 laipsnių kampą. Ir jis iš karto stabdo. O pakalbėjom su dėdžiu. Čia jis sakė, stebi visada. Sakiau, viens nuėjo nuo kelio, net nemačiau. Ten sakėm poskė, tiesiai nuėjo. Bandom eit dabar link ten biškį. Žaibuoja, griaudėja. Lieto vaikišė! Eik tu savo kaip lyja! Bet ir mašina parskrend! Kas čia per oras? Lietutis biški buvo apstojęs, dabar vėliai. Užteks, man atrodo, šiandien treniruočių. Biški apmažėjau mašinų. Visas kiaurai šlaps. Jo, bet buvo visai neblogai tikrai. Treniruotė užskaityta. Gerai, paskutinę pažiūrėjau. Judam link, kol pareisiu čia aš miške kažkur esu, pats nesuprantu šiaip kur. O, da toks tiltuks pakeliui. Čia tekai kažkas kražantį, man atrodo. Susitinkame ralio varžybose už kelių sekundžių. Parkaitinom kažkur. Oi, kokia mašina graži. Kaip sakant, mašina irgi kai iš poralė. Ten parkaitins. Opa, ir čia posūkis. Čia labai daug aptverta. Tai blema, gal čia nukaitins koks viens kits. Tai manau, pradžiai čia bus 4-6 trasa, man atskaitos. Eik tu savo naujas glušaks. Jau žemėm, nu nieka, kamufliažas, kaip sakant. Gerai, laukiam, dar turim palaukti. Prasidės už valandikės, nu tai ne taip ir ilgai. Aišku, visi su YouTube subais atvažiavom. Jeigu nori įsigyti YouTube subą, tai įsigyk ir būsi va čia va, ant stiklo. O mes toliau laukiam laukuose. Kol kas mūsų čia nedaug, bet jaučiu čia privažiuos. Visai neblogą vietą atrodo. Radom vieną spotuką čia, visai tokį neblogą. Čia va ten pareis ir čia toks posūkis neblogs. Čia aišku biškį ant žolynų reiks prieiti, ar čia važiuos. Manau visai neblogą vietą. Dar ką matau, apleistą pastatą. Saugesnė įėjimo vietas, likite už stop juostą, nevaikščiokite po trasą, klausykite apsaugos. Girdėjot?
Vos nenušovė. Biški, keičiam lokaciją. Žiūrėt kitą vietą. Akmenai skraida. Ratui. Visio, baigęs. Važiuojam į paskutinės trasą, 7-8, man atrodo vadinas. Tai bandom ten ieškoti vietikės. Važiavom į sekančią vietą. Pažiūrėsim, kaip čia bus. Čia kalnai visokie. Nu ką, per piemenį reikia perlipti, kad tik nepaliesčiau. Opa. Nu tai va, dalyks toks, iš ten parskus plentų, čia toks staigus posūkis, skus ir tada ten į viršų. Tai biški, čia pabandysim pabūti ant to posūkį. Tada pažiūrėsim, gal ten paeisim toliau. Neužilgo prasidės. O taip va įsitaisėm čia biški, ko laukiam. Atėjom čia į naują spotą. Jau parkoš vieną. Tu na, kaip parkoš. Žiūrėk, kaip parkaitin iš ten ribotuvais. Ten va. Septintoje trasojau daužą belę, kaip jie čia. Visio 7 trasą baigęs ir 8 vis vėl čia važiuos.
Tai jaučiau dugnai šią kaitins. Manau, neapsimokiau važiuoti net kitur. Atsistoti, nes visai čia neblogą vietą. Aš jums da užlipsiu, parodysiu iš viršaus, kaip čia viskas atrodo. Oi, bet tai kokia žolės čia. Na tai kas, jo? 8 pralėk ir viskas, apdovanojimai. Galim dar greit pračekinti, kas pirmauja, kas lyderis. Lyderiauja Žala, aišku, kas daugiau. Tai pirmoje vietoje dabar Žala su Škoda Fabia RS Rally 2. Nu jau girdžiu parkaitin. O ką Žala parskutin? Ribatuvai išdaužo. Ektona. Ribatuvai. Techniniai nesklandumai. Ratuką pasikeis. Ir parko šaikits. Paskutinis buvo bagis. Su, kylam ir einam. Oi. Oho. Oi, tu. Čia bišį išorė asfalte. Baigšt, pažiūrėk. Kažkas iš šono gerai yra. Eik tas savo, čia gerai išorė. Čia gerai yra. Jie iki čia, bet neišėjo, vis tiek nieks. Žiūrėk, iki čia įėjo kažkas. Nematėm. Žiūrėk, su visą tvorikę tai išėjo, su piemeniu. Nu, bet tikiuos laimingai čia ir išvažiavo jis. Eik tu savo. O dar kažkur esu vidury kaimų. Atrodo, ar aš šį ralį važiavau, ar ralistai. Taip, bemontuodamas video pastebėjau, kad su jumis neatsisveikinau. Tai ralis buvo tikrai neblogs. Mažai, ten tik 20 mašinų, marods, iškrito apskritai iš ralio. Ar 21 mašiną. Tai manau visi tiesiog normaliai neblogai važiavo. Mažai krešų buvo, bet ralis tikrai neblogas buvo. Tai jeigu pažiūrėk iki galo, paspaus like, paspaus subscribe, parašyk tą komentariuką ir susitiksim per sekančią videosiuką. See you later.